Sveiki visi, šiandien servise 007 turim jau turbūt visiems iki skausmo gerai pažįstamą Volvo XC60 modelį, 2012 metai, 3 litrų T6, 224 kW. Nors po test drive'o galima drąsiai turbūt pasakyti, kad automobilis čipuotas, nes ir turbina pučia daugiau, ir įpurškimo laikai, kuro dozuoja daugiau, tai čia greičiau jau 242 kW negu 224. Tikrai važiuoja automobilis labai smagiai, be abejonės tą daro visų 100% dujomis. Puikiai tinka kelionėm tiek mieste, tiek už miesto ribų. Na, o jam sumontavom, kaip visada, kokybišką Landi Renzo dujinės įrangos komplektą, apie kurį trumpai pabandau ir papasakoti. Tai dujinės įrangos saugiklis, kurį tech apžiūroje paprašys rodyti, jisai bus randamas prie akumuliatoriaus, po iš to akumuliatorių dengiančių dangteliu. Na, visi dujinės įrangos komponentai, bent jau didžioji dauguma dalis yra sumontuoti po valytuvų mechanizmą dengiančią plasmasę. Tai Landi Renzo L10 Turbo Oversize dujų reduktorius yra sumontuotas štai čia. Greta turime skystos fazės filtrą bei dujų vožtuvą OMB. Be abejonės pravesta didžiausio našumo 8 mm plastikinę dujinę magistralę nuo dujų baliono iki automobilio priekio. Na ir čia jau turim sumontuoti po variklį dengiančių gaubtų Landi Renzo AEB A+ dujinius purkštukus. Matom dujų padavimą be abejonės. Na, visas komplektas yra išskirtinai Landi Renzo, kaip sakyti, gamintoja, itališkas, tvarkingas. Tai tikrai be jokių problemų ir sklandžiai dirbantis visuose temperatūriniuose ir sūkių diapazonuose. Tikrai visame sūkių diapazone mes galim valdyti kurą ir tikrai automobilis važiuoja labai dinamiškai ir puikiai. Landi Renzo dujinės įrangos montavimo metu, kai visada darbai yra atliekami pagal aukščiausios kokybės standartus, tai reiškia, kad yra naudojamos kokybiškos sąvaržos, žarnos, jungtis, dujinės įrangos laidynas vėlgi adaptuojamas konkrečiai šiam variklio skyriui. Visi kontaktai yra lituojami, apsaugomi termokembrikais. Laidai yra įvelkami apsauginės gofras, kurios yra dar papildomai izoliuojamos. Iš principo tiek apie patį variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtukas yra montuojamas tokioje jau galbūt galima pavadinti standartinė vietoje. Tai centrinėje konsolė, nugarinėje dalyje mygtukas, čia jisai puikiausiai matosi. Pridėsiu nuotrauką, gal galėsit pasižiūrėti, kaip atrodo. Dujų užpilimas padaromas prie benzino užpilimo, bet prieš tai apie balioną. Tai pats atsarginis ratas yra įdėtas į specialiai tam skirtą maišą, o dujų balionas yra sumontuotas atsarginio rato vietoje. Štai čia apačioje po šituo veilaku yra sumontuotas 47 litrų balionas. Kaip matot, viskas gražiai lygiai užsidaro. Tikrai labai estetiškai tvarkingas vaizdas, jokie per vidurį čia, sakykime, to didelio baliono vaizdai, ar ten cilindrinis balionas. Na, viskas estetiškai tvarkinga. Apačioje veilakas, vėlgi truputėlį be abejonės ir triukšmo izoliacija ir galima daiktus susidėti, niekas nebarškės, nebildės, tikrai patogi vieta. Na ir pildymas benzino vėlgi atsidarom dangtelį, iš karto jungiam pistoletą, perėjimą mes atsisukam tik tuomet, kai norim užsipilti benzino. Jeigu viskas tvarkoja, važiuojam neįtin trumpais atstumais, tai tą turbūt darysim pildami pilną baką 2 kartus per metus. Tai vadinasi geriau 2 kartus per metus jį atsukti, nei kiekvieną kartą pilant prisukinėti. Tai labai patogus ir geras variantas. Viskas gražiai užsidaro ir atrodo štai taip. Tai va, tai tiek apie Landi Renzo dujinės įrangos montavimą į Volvo XC60. Kaip visada, jeigu kažką panašaus vairuojat, įsigijot ar planuojat įsigyti, kreipkitės, tikrai pasiūlysim kokybišką Landi Renzo sprendimą. Ačiū.